Dabartinis aš visada sakau, kad santykiai svarbus, bet dažnai neturiu laiko, dienos pilnos darbų, o vakare lieka tik nuovargis. Po 1 metų tu nepridėjai daugiau valandų, tu pridėjai daugiau buvimą, mažiau telefonų, daugiau akių į akis ir kokybė pasikeitė. Paskutinėje gyvenimo dienoje svarbiausi buvo žmonės, ne projektai, ne titulai, ne pasiekimai. Žmonės, skirkiems vietą dabar, ne kada nors, ne vėliau, dabar. Dabartinis aš bijau, kad nepavyks, bijau, kad pradėsiu ir mesiu, bijau, kad neužteks jėgos išlaikyti kryptį. Po 1 metų tu pradėjai mažais žingsniais, ne visada buvai idealus, bet sistema leido grįžti ir grįžimas tapo stipresnis nei bet kuri motyvacija. Netobulybė keičia gyvenimą, pastovumas keičia. Paskutinėje gyvenimo dienoje svarbiausi buvo žmonės, ne statusas, ne rezultatai, ne skaičiai ataskaitose. Žmonės, kiekvienas pokalbis investicija, kiekvienas apkabinimas vertė, kiekvienas buvimas prasmė. Po 90 metų didžiausia klaida nebuvo nesėkmė, didžiausia klaida buvo nepradėti, neišsakyti žodžiai, neatiduotas dėmesys, atidėta meilė. Paskutinėje gyvenimo dienoje tu neprisiminsi grafikų, neprisiminsi projektų terminų, tu prisiminsi žmonės, kas stovėjo šalia, kam skyrei laiką, kam leidai jausti, kad jie svarbu.